Pažvelkite į šiuos žemėlapius. Juose išryškėja, kokia susiskaldžiusi šalis iš tiesų yra Moldova. Šių metų spalio 10 dieną vykusiame referendume dėl stojimo į ES šalis pasidalijo į dvi stovyklas. 50,35% balsavo už stojimą į ES, kol prieš balsavo netgi 49,65% gyventojų. Ta pačia diena vyko ir Moldovos prezidento rinkimai, kuriuos The Guardian apibūdino kaip pasirinkimą tarp Rusijos ir vakarų. Pagrindiniai kandidatai buvo prorusiškų pažiūrų Aleksandras Stoianoglo ir proeuropietiška antrosios kadencijos siekianti Maja Sandu. 5,35% persvara rinkimus laimėjo Maja. Į abiejus rinkimus labai kišosi Rusija. Pavyzdžiui, spalį Moldovos valdžia paskelbė išnarpliusi ištremto prorusiško oligarcho Ilano Šoro sąmokslą. 15 milijonų JAV dolerių iš Rusijos buvo išdalinti 130 tūkstančių žmonių, kad jie balsuotų prieš stojimą į ES, už prorusiškai kandidatai prezidentus ir skleistų dezinformaciją apie ES socialinėse medijose. Tai buvo vienas iš daugelio Rusijos bandymų paveikti rinkimų rezultatus Moldovoje. Tačiau kodėl Moldova iki šiol yra tokia susiskaldžiusi šalis ir kas jai trukdo pasukti vakarus? Pradėkime nuo pradžių. 1918 metais Moldovos Demokratinė Respublika paskelbė nepriklausomybę. Tačiau šalia dislokuotos Rumunijos kariuomenės spaudimui pasidavusi valdžia surengė referendumą dėl Besarabijos prijungimo prie Rumunijos karalystės. Dauguma Besarabijos gyventojų buvo rumunai, taigi nenuostabu, kad buvo nubalsuota už prisijungimą prie Rumunijos. Nors dalis referendumo laikė neteisėtų, vakarų šalys jį pripažino ir Besarabija tapo Rumunijos provincija. Tačiau bolševikai nepripažino šios aneksijos, bandė kelti sukilimą Moldovoje, o šiam planui neišdegus Ukrainos Tarybų Sąjungos Respublikoje įkūrė Moldavijos autonominė Tarybų Socialistinė Respublika Ukrainos Tarybų Sąjungos Respublikos Padniestrėje. Moldavijos ATSR reiškia pretenzijas į visą Besarabiją. Padniestrė buvo greitai industrializuota, o dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo į kraštą atvyko darbininkai iš kitų sovietinių respublikų, daugiausiai ukrainiečių ir rusų. 1928 metais iš 14 300 pramonės darbuotojų tik apie 600 buvo moldavai. Tuo metu rumunų kontroliuojamoje Besarabijoje buvo pasiekimų švietimo srityje. Raštingumo lygis išaugo nuo 15,6% 1897 metais iki 37% 1930 metais. Tačiau Besarabija ir toliau atsiliko nuo likusios šalies. Nacionalinis raštingumo lygis buvo 60%. Besarabijoje nebuvo vykdoma industrializacija, dauguma gyventojų užsiėmė žemės ūkiu, buvo prastokai išvystyta infrastruktūra. 1939 metais pasirašytų Molotovo-Ribentropo paktu Besarabija pateko į Sovietų Sąjungos įtakos sferą. Kitais metais Sovietų Sąjunga išsiuntė ultimatumą Rumunijai, kuriuo reikalavo atiduoti Besarabiją ir Šiaurės Bukoviną. Šiaurės Bukoviną ir strategiškai vertingą Pietų Besarabiją sovietai atidavė patikimesniai Ukrainos Tarybų Sąjungos Respublikai, o iš likusių žemių ir dalies Moldavijos ATSR sukūrė Moldavijos Tarybų Sąjungos Respubliką. Sovietų Sąjungai aneksavus kraštą prasidėjo masiniai trėmimai ir persekiojimai. Po metų prasidėjo operacija Barbarosa, karas nusiaubė ir taip atsilikusi kraštą. Po karo SSRS sukūrė visuotinę švietimo sistemą, vystė pramonę. Labiausiai vystoma buvo Padniestrė, o likusioje Respublikos dalyje buvo plėtojamas žemės ūkis. 1946 metais vadas nusiaubė karą nualintą kraštą, vėl prasidėjo trėmimai, kolektyvizacija, į šalį, o ypač į Padniestrės kraštą atsikėlė gyventi daug rusų ir ukrainiečių, kuriems atiteko dauguma politinių ir akademinių pareigų. Sovietmečiu Moldovos ekonomika tapo priklausoma nuo pigių rusiškų žaliavų ir energijos. 1990 metais į valdžią Moldovoje buvo išrinkta reformų siekianti partija. Buvo pakeistas šalies pavadinimas, vėliava, himnas, Moldovos Tarybų Sąjungos Respublika paskelbta suverenia valstybė. Tačiau valdžia atmetė prašymus suteikti autonomijos Gagaūzijai ir Padniestrei, regionams, kurių dauguma gyventojų buvo tautinės mažumos. Taip pat garsėjo kalbos, kad Moldova prisijungs prie Rumunijos. Todėl Gagaūzija ir Padniestrė paskelbė autonominėmis Tarybų Sąjungos Respublikomis, tačiau Moldovos valdžia to nepripažino. 1991 metais Moldova paskelbė nepriklausomybę. Prasidėjo kovos su Padniestrės separatistais, kuriuos rėmė ten dislokuota Rusijos armija. Taip pat nepriklausomybę paskelbė ir Gagaūzijos Respublika.
1994 metais Moldovos ir Gagaūzijos respublikoms pavyko pasiekti susitarimą, Gagaūzija tapo autonominė Moldovos dalimi. Tačiau Padniestrės sukilėliai nesileido derybas, Moldovai nepavykus užimti Padniestrės, po pasirašytos paliaubos konfliktas įšaldytas. Rusijos kariuomenė pasiliko Padniestrėje atseit taikdariai. Padniestrės Moldavijos Respublika, kurią pripažįsta tik Abchazija ir Pietų Osetija, tapo Rusijos vasale. Padniestrės praradimas Moldovai kainavo brangiai, tam buvo didelė dalis šalies pramonės ir pagrindinė šalies elektrinė. Šiais laikais konfliktas Padniestrėje yra tikras galvos skausmas Moldovai, nes jis ne tik trukdo užtikrinti šalies teritorinį vientisumą, bet ir palaiko nuolatinę politinę, ekonominę ir socialinę įtampą. Padniestrė išlieka rusiškos įtakos zona, iš kurios Rusija vykdo hibridinės operacijas, kurios dar labiau gilina Moldovos susiskaldymą. Ši teritorija tapo ne tik fizinė, bet ir simbolinė kliūtimi Moldovai siekiant vakarų integracijos. Rusijos hibridinės atakos Moldovoje yra vienos pagrindinių priežasčių, kodėl šalis negali vieningai pasukti į vakarus. Pavyzdžiui, Rusija per oligarchus kaip Ilaną Šaurą finansuoja antieuropinės ir prorusiškas kampanijas, kurios kelia chaosą Moldovos politinėje arenoje. Dezinformacija, ypač susijusi su ES ir NATO, yra nukreipta į Moldovos visuomenės skaldymą, pabrėžiant tariamas grėsmės, kurios neva kiltų Moldovai prisijungus prie šių vakarų organizacijų. Šios kampanijos dažnai akcentuoja Padniestrės klausimą, gąsdindamos gyventojus, kad vakarai sukels tiesioginį karą su Rusija. Padniestrė yra ne tik geopolitinis įrankis Rusijai, bet ir reali ekonominė našta Moldovai. Praradusi didelę dalį pramonės, Moldova liko priklausoma nuo importuojamų žaliavų ir energijos. Padniestrė esanti Moldovskajos GRES elektrinė tiekia elektros energiją didžiai daliai Moldovos, o tai reiškia, kad Moldovos energetinis saugumas iš dalies priklauso nuo šio separatistinio regiono. Rusija naudoja šią priklausomybę kaip spaudimo priemonę, palaikydama nestabilumą ir ribodama Moldovos ekonominį augimą. Gruodį Moldova susidūrė su nauja grėsme – energetinė krize, kurią dar labiau paaštrina įtampa su Rusija, kuri teigia, kad Moldova jai yra skolinga 800 milijonų JAV už dujas, kol Moldovos valdžia skaičiuoja, kad skola yra 10 kartų mažesnė ir priklausomybė nuo Padniestrės Moldovskajos GRES elektrinės. Ukraina nusprendė nebepratęsti dujų tranzito sutarties su Rusija po 2024 metų, todėl Padniestrėje esanti elektrinė, kuri teikia didžiąją dalį Moldovos energijos, nebegalės būti aprūpinta rusiškomis dujomis, už kurias Rusija net nereikalauja sumokėti. Be to, todėl Padniestrė yra labai įsiskolinusi Gazpromui. Tačiau ši krizė gali turėti netikėtą pasekmę. Krizės pastumėta Moldovos vyriausybė siekia paspartinti energijos jungčių su Rumunija kūrimą ir plėsti atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumus. Tai gali ilgainiui sumažinti priklausomybę nuo Padniestrės. Tuo pačiu metu Padniestrės ekonominė situacija, labai priklausanti nuo Rusijos subsidijų ir energijos pardavimų Moldovai, smarkiai blogėja. Jei Moldova sugebės įveikti šią krizę ir užsitikrinti alternatyvius energijos teikimo šaltinius, Padniestrė gali susidurti su dar didesniais finansiniais sunkumais. Tai galėtų reikšti ilgalaikių pokyčių pradžią, galbūt netgi lemiančių Padniestrės režimo destabilizavimą. Taigi, šios energetinės krizės baigtis gali turėti milžiniškų geopolitinių pasekmių tiek Moldovai, tiek visam regionui. Socialinis ir kultūrinis susiskaldymas taip pat kelia grėsmę Moldovos vienybei. Šalies gyventojai skirtingai vertina savo tapatybę. Dalis jų laiko save rumūnais, kiti moldavais, o dar kiti sieja save su rusakalbiu pasauliu. Padniestrėje dominuoja rusų ir ukrainiečių bendruomenės, kurios istoriškai yra labiau lojalios Maskvai nei Kišiniovui. Tuo metu Gagaūzijos autonominis regionas, kurio gyventojai dažnai remia prorusišką politiką, taip pat prisideda prie šalies geopolitinio suskaldymo. Šie vidiniai skirtumai apsunkina Moldovos valdžios pastangas suvienyti šalį aplink bendrą geopolitinę viziją. Kita svarbi susiskaldymo priežastis yra Moldovos politinė sistema, kurioje nuolat vyksta kova tarp provakarietiškų ir prorusiškų jėgų. Ši politinė polarizacija trukdo įgyvendinti svarbias reformas, kurios yra būtinos šalies eurointegracijai. Rusija aktyviai remia prorusiškas partijas, kurios, naudodamos Padniestrės klausimą, bando diskredituoti proeuropietiškas vyriausybės. Tai sukuria politinį nestabilumą, kuris stabdo Moldovos progresą ir gilina visuomenės nepasitikėjimą valdžia. Nepaisant visų šių iššūkių, Moldovai būtina siekti stipresnių ryšių su NATO ir ES, kad užtikrintų savo saugumą ir nepriklausomybę nuo Rusijos įtakos. Narystė NATO būtų svarbus žingsnis siekiant apsisaugoti nuo karinės grėsmės, tačiau neišspręstas Padniestrės konfliktas ir šalies vidaus polarizacija daro šį tikslą beveik neįmanoma. Bet Moldovai lieka kiti pasirinkimai – stiprinti bendravimą su NATO per partnerystės taikos labui programą, vykdyti gynybos reformas ir siekti didesnio ES finansinio ir politinio palaikymo.
Šie žingsniai gali padėti Moldovai stiprinti savo atsparumą Rusijos spaudimui ir ilgainiui paruošti šalį galimai NATO ar ES narystei. Nepaisant sudėtingos situacijos, Moldova turi ieškoti būdų, kaip sumažinti Padniestrės konflikto poveikį savo vidiniai ir išoriniai politikai. Iš esmės, Padniestrės konfliktas veikia kaip pagrindinis stabdis Moldovos geopolitiniam pasirinkimui. Jis tampa įrankiu Rusijai, norinčiai išlaikyti savo įtaką regione ir užkirsti kelią Moldovos integracijai į vakarų struktūras. Hibridinės atakos, dezinformacija, ekonominis spaudimas ir vidaus politinė polarizacija kuria sudėtingą aplinką, kurioje Moldova turi laviruoti tarp geopolitinių interesų. Norint pasiekti stabilumą ir išsilaisvinti nuo Rusijos įtakos, Moldovai būtina susikoncentruoti į vidaus reformų įgyvendinimą, energetinę nepriklausomybę ir stiprinti ryšius su vakarų partneriais. Tai yra ilgas ir sudėtingas procesas, tačiau tik toks kelias gali užtikrinti Moldovos suverenitetą ir ilgalaikį vystymąsi. Iššūkiai dideli, tačiau šalies ateitis priklausys nuo jos gebėjimo susidoroti su hibridiniu spaudimu, politiniu susiskaldymu ir Padniestrės konflikto palikimu.